50-oji tradicinė ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė vyko rugpjūčio 3 iki 9 dienomis. Lietuvių pranciškonų vienuolyno valdose Kennebunk, Maine. Savaitė tvarkosi kaip Šiaurės Amerikos ateitininkų savarankiškas vienetas. Sulaukta virš 50 dalyvių iš beveik 10 Jungtinės Amerikos valstijų, Lietuvos ir Romos. Savaitė laikosi dėka tėvų pranciškonų ateitininkų šalpos fondo, Lietuvių katalikų religinės šalpos, Antono Mažiulio fondo, vasarvietės administracijos ir savaitės dalyvių paramos. Kasmet atsiskaitoma su Šiaurės Amerikos ateitininkų iždininku, atskirai su fondais pagal jų nurodymus ir individualiai su aukotojais. Programos išlaidų būta apie $14,000. Paskutinį 10-metį savaitę rūpinasi Bostono sendraugių būrelis. Savaitės kultūrinė ir akademinė programa plačiai aprašyta drauge, o su jumis pasidalinsime sutrauktai. Akademinėje dalyje girdėjome šiuos pranešimus, kas naujo Romoje ir Vatikano užkuliuose, Klaipėdos krašto istorija ir prieš 100-metį Klaipėdos atgavimas. Besibaigiančio bažnyčios sinodo darbai su sinodo dalyvių arkivyskupu Gintaru Grušu. Imanuelis Kantas ir jo filosofijoje įnašas švenčiant 3-ąjį gimimo 100-metį. Ką ypatingo bažnyčioje veikia teologai? Tikras dirbtinis intelektas remsis antropocentrizmu. 6. ateitininkų principas – ilgaamžiškumas. Vanišetlands nauja knyga apie diasporų atmintį. Ir Natui 75, Lietuvos narystės 20-metis ir Lietuvos saugumas. Poezijos ir humoro vakaruose matėme scenos aktorius Audrę ir Viktorą Budrius. Savaitės pabaigoje vyko iškilmingas koncertas su muzikantais iš Latvijos, Ukrainos ir Kinijos. Koncertas skambėjo 19–20 amžiaus lietuvių, latvių ir ukrainiečių kompozitorių kūriniai, tarp jų ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudai fortepijonui. Koncertas baigėsi su svečiais muzikantais visų bendrų Lietuva brangi giedojimu. Šventas mišias aukojo kapelionas pranciškonas Jonas Puodžiūnas iš Romos. Kasdienės jo homilijos buvo popiežiaus paskelbtos maldos metų tema. Naudotasi savaitei paruoštų skaitinių maldų ir giesmių leidinėlių. Bostono Sodauto ansamblio vadovė Gita Kupčinskienė susistygavo chorelį kasdienių šventų mišių liturgijai. Baigiamąsias šventas mišias koncelebravo kapelionas, tėvai pranciškonai, Niujorko lietuvių sielovadininkas kunigas Lisovski, arkivyskupas Grušas ir Portlando Maine naujasis vyskupas Jemes Rubgieri. Kam įdomu, šių ir praėjusių metų renginių įrašai lengvai prieinami Šiaurės Amerikos ateitininkų svetainėje www.ateitis.org/Kennebunk. Laukime jūsų!